Na ir ką, labą vakarėlį. Labą vakarėlį, keliaujam vėl per džiunglikės. Ikontas reiškia. Tas reiškia Nemuną Klajonių, aš vėl esu prie Ventos. Taip, Nemunas buvo tik Klajonis. Pasižvalgyti veitą, žvejyba ten buvo taip. Tuok ten pusdienis vidury dainos. Ten buvo esmė susirasti vytėlių. Vytėlių aš kapiradavo. Tai ten aš atsidorsiu už geros savaitės. Kai išėsiu į atostogas. Tai nemanau skersiu aš ten porą tretą dainėlių. Kažkas turėtų įvykti ten įdomaus. O dabar klajoju, tęsiu savo naktinių žvejybų sesiją. Vis tik dar šamą nepavyks pagauti. Pata velnis mašiną palikau kepenus. Reiks ją parsinešti. Nes šiandien žadu išbandyti kepenus. Vežtas kepenus. Na, nebandėm. Pabandysim. Taip. O gal vėl kokį smagų unguriuką pavyks įkirsti. Praeitą kartą čia gražus unguris užkėba. Aišku, gal čia tų ungurių, kad į papal kažką plaba. Eina, du. Čia vienas kolega ir katras dažniau važiuojant žvejoti. Tai nebūn, kad daug papultų tų ungurių. Nu, čia turbūt nėra tik didelį koncentraciją, bet gal papult gražių ungurių. O ir šams gal papult. Tai laukia šilta naktis. Šiandien pagaliau pirmą šiltą dieną vėl po tų šaltų. Naktį rodo apie 20 laipsnių bus šilumos, kas vakar dieną tik te buvo. Kad naktį šilta, tas į gerą, teoriška. Vo, tik nežinau, kaip su ta orų permaina čia, nes orų permaina bus įvykus gan stipriai. Yra gan tvonki ir rami. Kas teoriška unguriams poikia. Bet, ton teoriją reikia paslaik tikrinti praktiko. Varyt ir tada kažkokis žienis galės prisitaikyti. Šito vietelė pridruošta tokių kolų baslykų. Susmėgsiu trupnę. Nu gerai. Saulutė jau leidžiasi, jau greit 9. Neskubu aš čia atvažiuoti, nes čia šį kartą pačiu mėra bus, nes kol susirėšu, meškerėlį susiruošu. Taip ir viskas čia pralieks greit. Kon, bandysime konstruotis. Dar reiks tas kepenas parsinešti. Ilga netrukus ešerys yra. Sakau, kad ešerė dar tokį laiko nueikti. Tai dabar ungurius gaudant naudoju tokius karšinius kablius. Pavadėlius rišu iš Florika 0,8. Tai ungurė
Buvau pagavęs irgi neblogų ungurį, kur soka ir nusoka, tai buvau plonesnį, man atrado zilką. Panaudojęs, tai iškart pasinaudoju prugelį. Nutraukti. Dėsim kokį 70 centimetrų. Kondi į akį. Pavargęs karabinas. Iš karšmančių tokia. Švienaką dėdelį nededu, pusantros uncijos. Arba 2. Pusantros užteks. Kai kondas, sakai, vabala. Švienaką, ką paternuosti ir tiesiog čiukšt pačiam gale. Ir tai savo, kadangi žinau, kad šito svoriuką nereiks keiteliuoti, tai nei jokį karabiną nededa. Tiesiog per kelpą prakišu ir viso. Tukšt, maunam sleikų ir važiuojam. O vot. Beveik vis sandėlis pirkdams tikrinau. Eina nepatikrinau. Aišku, kon būčiau padaręs, kaip patikrins. Gatai. Čia gerai.
Taip. Jau pusė 11. Jau anksčiau ir temst. Vasarėlė jau į pabaigą. Mėnesiukas beliko vasarėlės. Tokios tos vasarėlės keistus. O gal iš viselis reikėtų pradėti susijungti. Parkelst. Pilnatis. Bus graži pilnatis. Giedra pilnatis. Aišku, galėtų būti apsiniaukusi pilnatis. Gal būtų drąsiau naktiniam gyvūneliam. Bet turėsim pilnatį. Kaip greit kilst. Jau kan tik buvau pumedės pasislėpęs. 5 minučių ir išlindo cils. Per kamerą dar taip nesimat. Jo, per kamerą atrodo, kada neišlindys. O, kapsulė nesimata. O jau aš matau pilną mėnulį. Tai kongi, šią gražią pilnatį esant, galėtumėm paskelbti ir nugalėtoją. Apie šapalą spėjimą. Tie buvo 2 teisingi atsakymą. Taigi, tai buvo 2 teisingi atsakymą. Iki tol man didžiausias šapals buvo, jeigu gerai atsimint, 50, lygiai man rods 50 cm, svėrė 6 kg. Buvau pagautas su vobleriuku. O šis šapals buvo 58 cm ir svėrė 2,5 kg. Tai tokį pirmą atsakymą pateikė ir atspėjo ir prizą laimę Viktorija Pagalienė 8963. Tai susisiekit su manim ar per Facebooką ar kažkap. Susirašykiam ir išsiųsiam jum prizioką. Sveikinu. Tai ir dėkau visiems, kas dalyvaujat, komentuojat. Dar bus tų konkursiokų. Vyksiu prie Nemuno. Ten turbūt bus visokių vaizdelių įvyks, nes galvoju 2-3 dienas, kokius ten pabūti. Iš eilės, tai turėtų būti ten vaizdų. Tai tapkite nariais. Tie gaus visada šviežesnį video. Nes dabar vasara, peržiūrų nedaug tėra. Niekas neturi laik žiūrėti, visą atostogaun. Tai bet kokiu laiku kils video, leiktins toks YouTube numarins ir nedaug kas anon be pamata. Tai dabar nebūtina iškart po žvejybas įkelsiu, tiksliau iš po žvejybas kitą dieną įkelsiu, bet ten bus tik nariams.
O kitiems teks biški tada luktelti to video, iki Elso šanon paviešinsiu, kai bus tinkamesnis metas. Aišku, ten nelauksiu šitep jau ilgą, bet galbūt į 2-3 dienas. O nariai matys sekančią dieną po žvejybos. Tai dabar kas? Čia va žvejybėki. Iki Nemuno dar galbūt bus veina žvejybėki. Galbūt karšių smiltynė. Ir taik mintelį. Beslaik vien žvejybėlį pasidarau vasarą. Karšių smiltynė. Tikra ten lengviau vien sugauti negu kokio skirvytė ar atmato. Ten vienas vietos naktim kimb, dienom tipo nekimb, bet aš nežinau, tik vietelį žinau, ten kur aš gaudau, tai ten šiaip kepdavo ir dieną. Tai reiktų pabandyti, pasižiūrėti, parodyti jum. Tai vat, o už geros savaitėlės būsim prie Nemuno. O kon dabar turėm 11 valandą ir po biškį artėja lemiamų atsakymų metas. Ar mes čia šiandien sulauksim kokios gyvatės ir reik ruošti jau meškerį šamui. Į kūgį mes čia turėjom. Ogi gerai metusi pūkį. Tokį metusi. Galėtų jau ir pietelnį mesti. Sleikų graužiks. O, kokia graži pilnatėlė. Pilnatys, kaip praėjo ši naktis. Tų supausius lygų gal reikia užkabinti. Jie neapsivems. Jaučiu. Unguriau ansvymą neturėtų kelti. Tas kvapėlis gal anam kaip tik patekti. Fe. Ai, skalbuk tik nesamonį. Nusiplat. Grėsti gali. Šaminį meškerį jau paruošti. Ai, bet palarėk. Neštenom ten toliau nešiam ir rek pasiimti signalizatorių. Tak. Skumbėja.
Ir ko, kepenas nusiurbė, lieka sleika tik. Įdomu, aišku, tas kepenas, nežinau, nes sunkia laikos. Gal panašiai turiu iškabinti, kada nas tvirčiau laikytus. Kepenas tik nusiurbė. Išklaikos. Bandykėm iš naujo. Da, vien šamuotis mus tą portą. Все, nulėse jos laikus. Nulėse. Tuščia. Da, vien žiobris. Keisti kažkokie tai žiobrio tokie ilgi. Bet šį kartą šanus pagaunu. Įdomus jo čia tai žiobrio. Ploni kažkokie. Ploni ilgi. Keista. Veikon. Vėl taip pasakys, kad žiauris.
Na, palei kibemą galėtų būti žiobris. Gal traukiam tikrą neungurys. O davins žiobris. Davin žiobris. Skirtingų meškerių čia tai žiobrė šauda. Nu jo. Netikėtai pakrypo naktelę gaudyt žiobrius. O, ten kažkas plaka, bet ten jau turėtų būti ne žiobris, ten turėtų būti šamots. Kažkas biški didesnio. Šamatis biški gal didesnis. Į čia žiobris. Afigėt. Afigėt. Žiobrė kadėt. Mes užsirojus ant žiobrių. Pavasarį ne vis laik taip kimba. Tai mus ir tiek šiandienos tos žvejybos. Turėjom jau pusę 3. Ir buvo tas žiobrių sukibėms tarp 12 į 1. Nu, po to jau tokie kažkokie smulkus padaužymą. Dar vienas šamoks ten užkėba toks. Ir dabar dar kažkas pakibalio, bet neberimti jau kibimą. Ir ką praktika rodo, to rytą laukti nėra visai verta. Šį kartą aš nelabą galu, nes reik keliauti į darbus. Biški pasnaudus. Tai kon, pasiprenumeruokit, paspauskit laikioką, žemaitišką laiką uždėkit, pakomentuokit ir susitinkam kito žvejybo, kito veito su naujas nuotikės ir įspūdės. Nei žvyna.